Labas rytas. Sekmadienio Velykinis rytas. Buvo pas mane užėjęs šįryt Velykų zuikis. Sakė, Tonibete Velykinių dovanų rasiu, jeigu užeisiu, tai užėjau. Pažiūrėsim, kokių tų dovanų galima rasti. Peržvelgsim trumpai vakarykščius statymus. Kaip matom, matyt, man reikia dažniau filmuoti statymus, geriau eina. Vakar, kaip matėm, buvo likę mažiau nei 1000 jau balanse, bet 1, 2, 3. Iš 5 statymų 4 praėjo. Na tai bandom pasižiūrėti, ką tas Velykų zuikis čia man prikalbėjo, kad šiandieną Tonibete yra Velykinių dovanų. Pasižiūrėsim. Pasižiūrėsim, ką čia šiandieną siūlo. Tikiuosi nebus Velykinė dovana. Pavyzdžiui, maksimumas 3 eurai. Leganes Espanol, taip. Vėlgi. Viskas gerai su limitais kol kas. Taip, žiūrim toliau, 175 kofas irgi paimsim. Šiandieną su kortelėm jau neduoda tokių gerų kofų už overius, kaip duodavo vakar, praeitą savaitę, kada filmavau praeitą savaitgalį. Šiandieną jau kofai arba tokie patys kaip B365, arba net prastesni šiek tiek. Bastille Lion. Prancūzuose labai gerą kofą duoda. Bet smulkiai, be raudonų, tenais būna daug raudonų Prancūzijai. Taip, susidedam viską į skaičiuoklę. Žiūrim, kas čia gavosi. Taip, visi statymai aišku paimti ir normaliuose kontorose. Ir stambiai labai kai kurie iš jų paimti. Čia labai stambiai neimsiu, net maksimumais neimsiu. Ant mažesnių kofų dar mažiau statysiu, po 80. Manchesteris Chelsea šiandieną. Labai tikiuosi nevelykinė dvikova bus. Ir apskritai šiandieną lyg ir Velykos, bet futbolo aikštėj velykinių nuotaikų reikia tikėtis nebus ir aš imu kaip visada kortelių overius. Kortelių overius imu ir žiūrėsim, kas iš to gausis. Taip, 501 eurą statau per visus įvykius. Maksai nepasikeitę. Kartot statymų vis dar neleidžia. Na, nebent neišnaudoji makso. Pavyzdžiui, matė maksas 125.